Iš praktiniai pusėje tai labai svarbu savo viziją išlaikyti ir turėti, kada dalesim fotografuoji vestuvėse, ne, ir jeigu tu neturi vizijos, tavim galima manipuliuoti kaip fotografu, kaip kūrėjų, ir tada tu padarysi tokias vestuvinės nuotraukas, kokias jie turi atostogų albume, kur, o dabar mes nusifotografuosim prie šitą medžią, davai mus nufotografuok ten, ir ta prasme tu tiesiog šoks pagal jų dūdelę ir neįsigilinęs nei į jų viziją, nei tai, kaip tu norėtum padaryti tą darbą gerai. Nes fotografinė vizija apžvelgia ir tai, kokią tu kūno kalbą panaudosi, kurdamas tą kadrą, ir tai, kaip tu perteiksi tų žmonių, sakykime, ryšį. Nes dažnai gali būti taip, kad tiesiog sakys, ką reikia daryti tau. O, pavyzdžiui, kada tu esi kūrėjas, tu laikaisi savo vizijos ir tu turi ją diktuoti ir kurti. Ir, sakykime, kaip tai vizija, tai yra galbūt tik tais vienas žingsnis, ne? Kitas žingsnis labai svarbus, nes paskaita, kaip susideda iš 3 žingsnių. Vizija, tada tai yra antras žingsnis, tai yra kaip tu, kokias tu priemonės pasirenki, kokį tu fotoaparatą pasirenki, tas ne kokį, nes gal neturi 10 fotoaparatų, kokį objektyvą pasirenki, kokios yra tavo priemonės techninės, kaip tu išgausi tą kadrą ir įgyvendinsi tai, ką nori pavaizduoti. Ir čionais yra svarbus aspektas tai, kad dažnai žmonės susiorientuoja grynai į tą antrą žingsnį, technikos savo įrankių. Ir jeigu tu gerai apgalvosi savo viziją, ne, tau nereikės neštis ją įgyvendinant 2 kuprinių fotoaparatų, visų įmanomų objektyvų nuo 10 iki 300 mm, tu žinosi, ką tu nori pasiekti ir tu pasirinksi 2-3 objektyvus, sakykime, ne? Tau nereikės ateiti į vietą ir visiškai nežinoti, kuo geriau išdirbsi savo viziją, kuo geriau išdirbsi tai, ką norit pasiekti, galbūt jums tai reikės degtukų dėžutės, kur juostą yra įdėta ir panašiai, kad įgyvendint tą kadrą ir pasiekti tai, ką tu nori padaryti. Pavyzdžiui, fotografijos viziją aš važiavau šiandien į susitikimą ir gali kilti netikėtose vietose. Pavyzdžiui, buvo mašina ir tam, kur yra lipdukai ant mašinų, tai buvo nupieštas, kai būna baby on board, tiesiog vaikas nupieštas, buvo gandras nupieštas, nešantis vaiką. Aš galvau, ką tai gali reikšti. Ta prasme, ar vaikas dar yra nešimo procese, ar tai yra tas gandras tenai sėdi, ar tą vairuotoją vadina gandru, kuris atneša vaikus. Gali būti taip, bet ta prasme, kad tokią viziją galima labai, tokius pastebėjimus kasdienis galima transformuoti fotografinį viziją. Ta prasme, jog gerai pagalvoji, ką tai reiškia, ir, pavyzdžiui, gali nufotografuoti, nežinau, porą gandralizdį, arba panaudoti gandralizdį kaip kažkokią tais vizijos dalį, ką tu suveiki savo kadrą. Ta prasme, spontaniškai. Jeigu vizija yra tiesiog fotografuosiu portretuose, ne, tai daug kas priklausys ir nuo to, kokias tu spalvas pasirinksi, ir atitinkamai priklausys ir fotografavimo procesas. Atitinkamai priklausys ir nuo to, kokius tu pasirinksi objektyvus. Ir trečias žingsnis, kuris irgi be galo svarbus yra, tai kaip tu gavęs tą rezultatą jį redaguosi, nes mano tam žmogui, kuris sugalvojo Photoshopą, reikėtų iš tikrųjų teikti Nobelio taikos premiją. Tai yra pats nuostabiausias dalykas. Ir šitam žingsniai jis yra svarbus dėl to, kad iki galo leidžia tą viziją paversti realybę. Jeigu mes turėjom gerą idėją, mes pasirinkom gerus įrankius ir geras aplinkybės, nes į tą antrą procesą, aišku, įeina ir tai, kokioje tu aplinkoje fotografuosi, kur tavo vizija, kur tu ją padėsi ir kaip jinai atsiskleis tame ryšy ir su aplinka, ir su įrankiais, ir su pasirinktom technikom, ir kaip tu mąstysi tą darydamas. Ir todėl labai svarbu, nes tai kardinalus žingsnis yra, jeigu tu labai gerai moki manipuliuoti nuotraukom, vadinasi, jeigu tu labai gerai moki manipuliuoti, tu savo viziją gali ištobulinti iki begalybės, ta prasme, net ir padaręs pusėtiną darbą, sakykime, antram žingsnį, kada tau reikėjo nufotografuoti. Ir čionais
aišku, tada visi šitie 3 žingsniai tarpusavy koreliuojasi, sakykime, kad aš nesu patenkintas tai, ką aš fotografuoju. Vadinasi, reikia paimti ir peržiūrėti visus tuos 3 savo žingsnius, ne? Galbūt aš turėjau žiauriai gerą viziją, galbūt aš tikrai gerai nufotkinau, bet aš nemoku atrinkti taškingų ir redaguoti nuotraukas. Pas mane guli šimtai šedevrų ir tiesiog neturiu valios, galbūt neturiu jėgų žinių, nes aš tikrai yra fotografų, kurie žiauriai mėgaujasi pačiu fotografavimo procesu, jiem patinka sugalvoti idėją, jie tobulai tą atlieka fotografavimo procese, bet kada ateina žingsnį redaguoti, man, tai ką, žinai, paskubom padaro, kažką biškį ten patapo, o kada įdeda, tada daugiausiai laiko praeina žiūrint tas nuotraukas, žinai, ir vėl sugrįžt, kažką bandyti pataisyti, kažko ieškoti, tarsi nelieka laiko. Aš galiu iš savo patirties pasakyti, kad tiesiog fotografavimo vizijos galbūt net nėra. Vizija yra tiesiog paimti, fotografuoti, kažką daryti, išvaryti, ar žolės fotografuoju. Visi žino, kad žolės fotografuoju ir ten nėra didelės vizijos, ten yra ir žolės. Tiesiog mėgautis gamta, ropinėti ir ieškoti gražiai atrodančio vaizdo. Ir viskas, bet tada antras žingsnis, aišku, yra labai paprastas, ta prasme, atvira diafragma, šviesos ieškojimas, kurį irgi galėčiau išskirti, nes, pavyzdžiui, antram fotografavimo etape, kai reikia fotografuoti, tai žmonės kartais iš tikrųjų pasimeta ir čia kaip, nežinau, kaip kariuomenė, turbūt, kada turi džiauriai gerus apmokymus, ne, tu esi paruošęs, bet kada ateina ta vieta, tu gali net ir pasimest, tu gali pradėti daryti nesąmonės. Ta prasme, pasiemi vieną kampą ir tada varai 100 kadrų, arba pasiemi porą ir pleškini, žinai, nesusimastydamas apie tai, kad galbūt geriausia bus, jeigu paimsi ir iš įvairių kampų, iš įvairių rakursų tą padarysi. Kada, ne man tai tikrai yra buvę, kada anksčiau atsidarai fotografuotą fotosesiją ir tada matai, kad padarai labai daug vienodų statiškų nuotraukų, kur ten atrodo po milimetrą, tiesiog kažkaip fokusas keičiasi, tai pakeiti kažkiek kampą, bet esmė lieka ta pati, tai kuo įvairiau jūs padarysit, kuo įvairesnių kadrų padarysit iš įvairių rakursų, iš įvairių kampų, įvairiau išnaudosit šviesą, nebijosit rizikuoti, nebijosit kardinaliai pasirinkti kitokius kampus, kitokią šviesą ir tada atsirinkdami savo nuotraukas jūs darysit atradimus vien dėl to, kad jūs pamatysit visai kitokius rezultatus, iš kurių galėjot pasirinkti. Pasižiūrėt, aš išsirašęs. Ir čia atsakau, yra toks, nesakau, kad čia yra kažkokie praktiniai patyrimai, kažkokia paskaita, kur aš ten rodyčiau, kaip reikia daryti tą ar aną, nes jeigu tai būtų paskaita ir sakyčiau, jog jūs nuo to geriau fotografuosite, tai aš tikrai imčiau pinigus už tokią paskaitą, o dabar aš tiesiog sakau nemokamai, nes... Aš nekalėjau susirinką. Taip, nes jeigu imčiau daryčiau kursus, kad imčiau pinigus, tai tada tikrai sakyčiau, kad jūs tikrai geriau fotografuosite. Abejoju, nes dažnai, kada eina į kursus tam ir kiek lieka naudos, tai klausimas, kiek įėjimo į kursus yra nauda, kada visa mokymosi esmė tai yra klaidos ir praktika, kada kuo jūs daugiau fotografuosit, kuo daugiau klaidų darysit, tuo jūs daugiau ir išmoksit. Kada atsisėdit prie Photoshopo, tu išmoksit daugiausiai, kada dilekatines darai, kada eksperimentuoji. Nesakau, kad reikia eksperimentuoti nuo nulio, atsisiųsti bet ką spaudyti, bet geriausia pradžia tai yra būtent kažkokie tutorialai, kada daugiausiai išmokau tiesiog bandydamas atkartoti kažkokį tais ten projektą, sakykime. Yra labai daug tokių video pamokų ir vaizdų, kur būtent apie trečią žingsnį. Ir ten yra, būtent parodyti, kaip reikia padaryti. Tau nepasiseka iš pirmo karto, ten, kur parašyta takes beginner 1 hour, ten gali užtrukti 10 valandų, kad tu grinai viską atkartosi, ypatingai jeigu su vektoriais reikia dirbti, ar ten su kitom detalėm, kurios keičiasi, grinai manipulacijos, bet
tai duoda neįkainojamas patirties, nes kartojimas jis be galo duoda. Ir tada tu pradedi eksperimentuoti su savo nuotraukom, pasiektas rezultatas. Kai tu atsisėsi prie kažko, kas tau parodys, kas tau papasakos, kaip reikia padaryti, tai neišmoksi. Tas pas, kas skaitydamas receptą nepasveiksi nuo kažkokios ligos. Taip ir yra fotografijoje. Aurimas galbūt gali patvirtinti, kad jeigu statiškai pasistatysi šviesą ir lygiai tą patį kartosi, vis tiek, kad geriausią rezultatą pasiekdamas, tu turėsi sulaužyti visas tas taisyklės, tu turėsi viską bandyti atrasti iš naujo. Tas pats yra ir čionais, kas liečia antrą žingsnį. Dabar iš galo pradėjau nuo redagavimo, tada nuo proceso, bet visiškai neturi reikšmės, nes šiandien nėra kažkokių elementarių taisyklių. Tai rezultatų nori pasidaryti, reikia išbandyti įvairius vaistus. Netgi jeigu jie tau netinka. Apie juos visą laiką reikia galvoti. Jeigu jūs norit pagerinti savo kūrybos rezultatą, jeigu jūs nesate patenkinti, visą laiką peržiūrėkit savo šitus žingsnius. Galbūt aš orientuojuosi per daug į mąstymą, ką fotografuoti. Galbūt antram žingsnį aš per daug orientuojuosi, kuo aš fotografuosiu ir galvoju, ką aš norėčiau nufotografuoti. Galbūt trečiam žingsnį iš vis nėra trečio žingsnio, arba galbūt man trūksta tame patirties. Ir tiek, viskas. Bent kažkokių minčių kažkam sukėliau, tai gali drąsiai pasisakyti, gali paklausti, gali